Kągi, labą dieną, mūsų tinklapio žiūrovai. Šiandien kalbame su Žemės ūkio ministro patarėju Algirdu Griciumi. Mūsų atvedė pas šį žmogų Pagėgių savivaldybės problema, kurioje, kaip ir matėte mūsų reportaže, ūkininkai baiminasi, kad jiems nebus kur plėstis savo ūkius ir dėl to kaltina mūsų savivaldybės kai kuriuos valdininkus, tarnautojus, kadangi jie apgaulės būdu išsinuomoja žemės, kad gautų išmokas. Tai ar jums žinoma bent kažkiek ši situacija, kaip yra su šiais dalykais, valstybinė žemės nuoma? Ne, dėl valstybinės žemės nuomos tai yra tikrai žinomi šitą situaciją ir ta situacija yra labai svarbi ne tik tai vien Pagėgių savivaldybėje, bet jinai yra svarbi visos Respublikos ūkininkams ir kyla įvairiausių problemų dėl šitų sprendimų priėmimo. Sakysim, viena iš pagrindinių problemų, kadangi buvo leidžiama ir teisės aktais nustatyta tam tikri terminai, iki kada galėjo ūkininkai teikti prašymus ir pageidavimus dėl valstybinės žemės nuomos. Ir tie, kurie teikia tos prašymus, turėjo būti vietinės nacionalinės žemės tarnybos vadovo priimti sprendimai dėl suteikimo jiems valstybinės žemės nuomos. Tačiau mes turėtumėm neužmiršti dar vieną mūsų valstybėje galiojančią įstatymą, kad tai yra nuosavybės teisių atkūrimą į nekilnojamą turtą, tai yra į žemę įstatymą. Ir pagal šitą įstatymą pirmoji eilė eina ne valstybinės žemės nuoma, bet eina pirmiausiai nuosavybės teisių atkūrimas į žemę. Todėl kartais kyla problemų, kadangi, sakysim, nuomojo žemę gana galbūt ilgą laiką ūkininkas, bet jeigu atsiranda pretendentas, kuris buvo, sakysim, parašęs prašymą ir persikelt ar atkurt savo nuosavybę į žemės paskirties žemę, jam yra suteikiama pirmumo teisė atsikurt šitą žemės sklypą šitoj teritorijai, tam tikroj kadastriniai vietovai. Todėl tos problemos ir kyla ir ūkininkai dažnai klausia, kodėl aš dirbęs žemę nuomojęs trumpalaikiai nuomai ir panašiai ilgą laiką, o dabar iš manęs lyg tai atima šitą žemę ir suteikia šitą žemę kažkuriam kitam asmeniui, kitam žemės naudotojui. Tai pagal šitos veikiančius du įstatymus, pirmumo teisė vis dėlto yra šiandien teikiama tiems, kurie turi teisę atsikelt savo arba įteisinti savo nuosavybę į tam tikrus žemės sklypus, plotus ir panašiai. Bet žiūrėkit, dabar vis tiek, ten tokia situacija, kad būtent seniūno pavaduotoja, kuri kuruoja žemės sritį savivaldybėje, seniūnijoje konkrečiai, jinai turi išsinuomavus didžiausiai leidžiamą kiekį, tai 500 hektarų šitai seniūnijai. Kitoj seniūnijai ta pati seniūno pavaduotoja Papendikytė vėlgi turi didelius kiekius žemės išsinuomavus. Ir jinai jau padavus pirkti šią žemę. Išties mes neturim tokios informacijos, ar jinai turi tą paveldimimo teisę, bet labai abejojam, kad jinai turėtų tokiems kiekiams. Labai gerai supratau jūsų klausimą, tikrai klausimas labai aktualus. Jeigu kalbant apie tai, tai mūsų žemės, sakysim, nuosavybės teisų į žemę įstatymas reglamentuoja, kad žmonės arba susiję asmenys nuo 2014 metų sausio 1 dienos pagal naują įstatymą redakciją gali turėti nedaugiau kaip 500 hektarų žemės. Daugiau šito žemės, jie kaip nuosavybės teisė žemės, jie negali turėti. Dėl nuomos šitas įstatymas nieko nenusako, kad kiek nuomojame gali nuomotis iš valstybės žemės. Tačiau nuo sausio 1 dienos įsigaliojus naujai įstatymo redakcijai yra numatyti ir tam tikri labai svarbus saugikliai. Tai yra susijusių asmenų saugiklis, tai yra kiekvienas asmuo su juo susiję asmenys gali turėti žemės. Toliau antras saugiklis yra iš valstybės jie jau nebegali pirkti jokios žemės nuo sausio 1 dienos, tik tai jau dabar galės tik nuomoti žemės, todėl antras įstatymas reglamentuoja jau tik tai nuomos sąlygomis. Ir sąveikoje šitų dviejų įstatymų jau ko gero reikėtų atlikti galbūt kai kuriais atvejais, šito jūsų minimo atveju, sakysim, jeigu konkrečią pavardę ir konkrečiu atveju, net įsamesnį tyrimą pasižiūrėti, kokia situacija yra iš tikrųjų. Jūs kaip pats teigia dabar, kad jūs nežinot ir neturi duomenų, ir turėjo teisę, ar neturėjo teisę. Todėl aš galvočiau, kad tie suinteresuoti asmenys, kurie turi teisę skųsti ar kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, dėl šitų tokių, sakysim, iškylančių problemų, turėtų kreiptis ir ministerija tikrai paves savo tarnyboms, savo departamentams atlikti išsamų tyrimą ir atsakys į jūsų tos tokius probleminius klausimus. Mes šiandien neturėdami faktų, negalėdami pateikti
ar konkrečių įrodymų, kad yra padarytas galbūt kažkoks tai nusižengimas, negalim kaltinti nei Žemės tarnybos, sakysim, Tauragės regioninio padalinio vadovų, kiek aš atsimenu, tai Tauragės padaliniui priklauso Pagėgių savivaldybė. Negalim teikti, kad buvo padarytas kažkoks tai nusižengimas ar galimas nusižengimas iš šitos pilietės, apie kurią jūs kalbat, pusės. Todėl reikia padaryti labai išsamų tyrimą. Jeigu šitas, sakysim, nusižengimai ar kažkas būtų pasitvirtintų po šito tyrimo, tai aišku, atitinkamos tarnybos turėtų bent jau susidomėti, kas tą padarė ir kaip, kodėl tai atsitiko. Tai galėtų būti toksai sprendimo būdas šiandien pagal veikiančius teisės aktus. Iš ties, mes domėjomės visą savivaldybę, visom seniūnijom ir labai akis bado, kad didžiausius kiekius ir turi būtent žmonės, kurie dirba įvairiuose savivaldybės pareigybėse. Tai yra ir sporto ir kultūros skyriaus ten vadovai, ir aibė kitų. Ir tai iš ties žmonėms kelia nerimą, kadangi... Supratau aš jūsų tą nerimą ir jūsų, sakysim, nerimą ir tų žmonių gyventojų, sakysim, žemės naudotojų ir naudotojų nerimą dėl tokių aplinkybių. Bet aš dar kartą pabrėžiu, kad mes turim kiekvieno atveju išnagrinėti teisinę bazę, ar jie teisėtai įsigijo šitą žemę, ar jie teisėtai ją gavo įsinuomot kaip valstybinė žemė, ar jie teisėtai įsigijo ir nusipirko šitą žemę, sakysim. Jeigu jinai yra jų nuosavybė asmeninė, jau šiandien privatinė nuosavybė, ir ar nebuvo pažeisti kokie nors galiojantis teisės aktai. Jeigu mes neturim šiandien tokios informacijos, mes negalime nekalto žmogaus apkaltinti, kad jis neteisėtai tą padarė. Ne, tai mes šiandien ir nekaltinam. Aš nekalbu, kad kaltinat, bet paprasčiausiai yra problema, jūs kalbate apie šitą problemą. Galbūt ir yra kažkokios, tai sakysim, sąsajos su tam tikrais asmenėm, galbūt jie greičiau žino informaciją, galbūt dar kažkas tai tokio. Tai ir, sakysim, pasinaudoja šitą galimybę. Tai čia neatmestina, dėl to, kad mes galvojam, gyvenam netokioje didelėje valstybei ir, sakysim, jeigu įstatymai yra priimami, kol jie yra paskelbiami ir taip toliau, galbūt ir Seimo nariai grįžę, galbūt kažkas tai iš tarnybų grįžę iš pasitarimo pasako, kad yra tokia galimybė, jie pirmesni išgirsta ir, aišku, jis parašys prašymą, jeigu jam reikalinga tas poreikis, galbūt ir patenkinamas tas poreikis. Sakysim, kai yra tvarkos ir aprašai, pagal priėmimo laiką, pagal pateikimą, pareiškimo laiką yra įvairūs, sakysim, sprendimai priimami ir visa kita. Todėl ir neatmestina galimybė, kad informacija kai kurie asmenys gauna greičiau, negu kad visų interesuoti asmenys. Tai čia netgi galėtų būti labiau toks moralinis nusižengimas, ne? Aš taip galvočiau, išrinktų mūsų atstovų. Taip galbūt, aš tai įtariu, taip sakau, čia aš negaliu teikti to, kad ten kažkas žis taip pasakė, oficialus asmuo. Bet sakau, vyksta ir pasitarimai bendri, ir posėdžiai bendri, kur gaunama naujausia informacija ir specialistai grįžę, jie pateikia tą informaciją savo aplinkiniam ratui. Tai yra natūralu. Kada žmogus yra įpareigotas pateikti informaciją, jis ją ir pateikia. Informacijos pateikimas yra ne vienu būdu pateikiam. Sakysim, vienas būdas yra oficialiai spaudoje parašoma, antras įsakymas ar įstatymo paskelbimas valstybės žiniuose ar dar kažkur, trečias per rajoninę spaudą ar televiziją, ketvirtas, aišku, žodžiu galima pateikti tą informaciją, tik tai ta informacija pateikiama žodžiu, aišku, yra gal mažiausiai patikima, kadangi ją reikia pasitikrinti veikiančiais teisės aktais. Ar tikrai yra tokia galimybė ar nėra? Ir jeigu žmonės, sakysim, pateikia žodžiu ir pasitikrina veikiančiais teisės galiojančiais aktais, jisai labai greitai gali susigaudyti, kad tai jam, sakysim, šiandien palankus įstatymas ar kažkoks tvarkos aprašas, kuris jo jis pasinaudoja. Tai čia, kaip sakau, tai nėra jokia nusikalstama veikla ir kadangi informaciją mes turim teikti kaip valstybės tarnautojai visur ir visada, tiek jeigu bus, sakysim, ministerijos darbuotojas ar Seimo narius ar dar paklausė rinkėjas, ar, sakysim, paklausė mus bet kuris Lietuvos pilietis ar nebūtinai Lietuvos, mes privalom jam atsakyti. Tai kada atsakai ir jisai, jeigu atsakai jam taip, kad jam kažkas tai tinka, jisai aišku to pasinaudoja. O dabar žiūrėkit, jeigu ten mums ir ten ūkininkė Birutė Jankauskienė, po to dar skambina iš kitos seniūnijos viena ūkininkė, analogiška situacija praktiškai su tais pačiais asmenim. Sakyk, jie labai bijo, jiem reikia plėsti tas ūkius ir praktiškai jau kaip ir aišku, kad tų žemė nėra, kurių jiems reikėtų tiems galvijams dauginti. Ir jie dabar kaip ir jau pergyvena, kad jau viskas, jau ūkiai žlugs, sakykit, kaip ministerija, ar jinai suinteresuota, kad
tie mūsų Lietuvos ūkininkai visgi stiprėtų ir plėstųsi. Ministerijos požiūris yra vienareikšmiškas, tik tai toks, kad ūkininkai plėstųsi ir stiprėtų. Ir, sakysim, anksčiau buvo priimti ir teisės aktai, ir tie patys įstatymai, kai kurie galbūt nepalankus tiem ūkininkams. Ir mes tikrai, kaip ministerijos specialistai, irgi žinom šitą problemą ir mėginam ieškoti įvairių išeičių. Ir yra dar didesnė problema, sakysim, jūsų minimo atveju dar tokia, kad kai kurie ūkininkai dalyvauja net kaimo apžemimo plėtros programuose, tai yra gauna iš ES pinigus plėsti savo ūkiams ir jie įsipareigoja 5 metus išlaikyti, sakysim, 100 hektarų ūkį ar dar kažkaip. Tai mums ta problema yra, mes šiandien su jie susidūrėm, bet jau susidūrėm tikrai, kada atėjo nauja vyriausybė, susidūrė su šitą problemą ir buvo jau priimti kai kurie teisės aktai, kurie neleido mums suspėti, sakysim, pataisyti buvusių teisės aktų ar, sakysim, tvarkų, kad galima būtų tas problemą paspręsti ir daugiau panalizuoti. Todėl šiandien ministerija, sakysim, kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėja, kas galima padaryti ir kreipėsi į nacionalinę žemės tarnybą ir galiojančių teisės aktų nustatytą tvarką mėgina, kiek įmanoma, sušvelninti šitą situaciją. Lygiai tokias pats, sakysim, problemas kelia ir Aukštaitijos ūkininkai, ir Žemaitijos ūkininkai, kaip jūsų, sakysim, Pagėgių, Šilutės rajonuose. Lygiai tokias pačios problemas yra ir Dzūkijai visiškai neseniai. Tai čia, sakykime, tos pačios problemos, tai čia ar su žemės stoka, ar su tuo, kad būtent savivaldybių tarnautojai naudojasi tą patį? Ne dėl tarnautojų čia pasinauda. Čia yra problema, jeigu, sakysim, mes galėtume pasakyti, kad buvo numatyti tokie du dalykai. Pirma, kad suteikiant ir naudojantis žemę, sakysim, arba valstybinę žemę nuomojantis ūkininkui, kad ta žemės, ar ją gražinant, ar kitaip nebuvo numatyta, kad jinai bus galima naudotis bent jau to įsipareigojimo laikotarpiu, kol ūkininkas vykdo projektą. Sakysim, jeigu 5 metus įsipareigoja, tai iš jo negalima būtų, sakysim, įstatymą reikėjo numatyti kažkaip tai panašiai, kad tuos 5 metus tas ūkininkas ar 5 ar 7, kadangi ypatingai gyvulininkystės ūkiai, sakysim, vystosi ne 5, ne 7, bet ilgesnį laikotarpį 5 metus ar 7 tik tai užauga banda, sakysim, kada jinai duoda jau produkciją rimtą ir panašiai. Tai galvočiau, kad būtų reikėję, kad bent jau 25 metam būtų tas pirminė žemės ūkio nuoma, pačios žemės nuoma sudaryta 25 metam ir tik po to būtų galima grąžinti, sakysim, privatininkui tam nuosavybės teisę turėtojui šitą žemę. Tam tikri apribojimai turėjom. Bet buvo ne visais atvejais tas padaryta, todėl šiandien turim tą problemą. Ir tai yra sudėtinga labai. Nu tai gerai, ir pabaigai dal, tada, sakykime, jeigu tie ūkininkai, sakykime, dėl, įtaria, kad su jais buvo kažkaip, pasielgta nesąžiningai. Jeigu nesąžiningai, neteisėtai buvo pasielgta, jeigu jie galvoja įtaria, bet mažiausias įtarimas, tai aš dar kartą kviečiu visus tos ūkininkus, visus žemės naudotojus, kuriem atrodo, kad yra kažkas ne taip, sakau, rašyti prašymus į Žemės ūkio ministeriją, ministro vardu, mes tikrai pasistengsime išnagrinėti kiekvieną konkretų atvejį ir tikrai tie žmonės gaus atsakymus, vienokius ar kitokius. Jeigu viskas yra teisėtai ir taip toliau, tai aišku, tie bus atsakymai tikrai ne jų pusė, bet jeigu kas nors bus pasitvirtins, kad kažkas buvo padaryta tikrai ne taip, kaip turėjo būti padaryta pagal įstatymą, tai aišku bus priimtas tam tikros priemonės. O dar aš siūlyčiau vieną išeitį, kurią tikrai siūlomas, bet jau čia kaip iš žmogiškųjų pozicijų. Tai tarti su tai šiandieniniai žemės naudotojais, tie, kurie ar turi įsinuomoję ar ką nori panašiai, kad jie galėtų naudoti šitą žemę, sakysim, ar pievom ganyklom ilgesnį laiką, mokėdami tam tikrai, jeigu ten nuosavybės jau teisės atkurtos ar dar kas nors, kad leidžia šiandien civilinis kodeksas iš privačių asmenų nuomotis žemę. Jeigu jį yra pernuomot, sakysim, valstybinę žemę nuomotis iš kažkokio žmogaus, kuris jau turi įsinuomojęs, jau įstatymas tą draudžia. Valstybinės žemės pernuomavimas jau nėra galima. Bet jeigu jinai nuosava žemė, tai galima pagal sutartis nuomoti šitą žemę. O dėl valstybinės žemės nuomos, tai sakysim, aš dar kartą kartuoju, jeigu ten projektai yra dar kažkas, tai reikia konkrečiu atveju išdėstyti savo problemas, savo pagrindimą išdėstyti ir mėginsim ieškoti bendrų sprendinių tiek su šiandieninės žemės naudotojais, tiek su tais, kuriems yra šitos problemos. Nu kągi, ačiū Jums už visus atsakymus ir sakysim. Jeigu tenkina atsakymai.